Galvodami apie Kuriame Respubliką projekto temą, Utenos Vyturių progimnazijos, Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos bei Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos mokiniai diskutavo apie svarbias visuomenės socialinės problemas. Utenos Vyturių progimnazijos moksleiviai gamtą myli ne žodžiais, o darbais. Tai įrodydami jie ne tik taupo popierių, bet ir atsodino medžius aplink mokyklą. Esu Ramunė Sabaliauskienė, Utenos Vyturių progimnazijos anglų kalbos mokytoja. Vyturių progimnazijos projektukas naudoju popierių, sodinu medį. Pasirinkom šį projektą todėl, kad tai yra iš tikrųjų aktuali tema Utenai. Ne tik popierių suvartojimas, bet pagrindė medžių atsodinimas, medžių išvartymas, nes viesulai du prasisuko pro Uteną ir nuniokojo labai Utenos miestą. Taipogi nukentėjo ir mūsų mokyklos kiemas. Todėl mes sumastėme tokį projektą, kad taupysime popierių, rinksime makulatūrą, darysime akcijas, kad vaikai šitą popierių iš tikrųjų stengtųsi matyti, taupyti. Taipogi atsodinsime medžius aplink mokyklą. Mes pagalvojom, kad vis tik tai yra aktualu, todėl kad mūsų mokykloje popierių sunaudojama iš tikrųjų nemažai kopijavimo. Mūsų mokykla makulatūros anksčiau nerinkdavo, dabar renka ir perka tualetinį popierių už surinktus pinigėlius. Tiesiog mums tai pasirodė aktualu ir įdomu mūsų būtent amžiaus vaikams, nes jie dar yra nedideli. 3 A darytas medis, čia 6 A medis. 59 kabineto. Nežinau, taglių. Susidomėjo kodėl? Todėl, kad mes jungiam visą mokyklos bendruomenę. Mokytojų posėdyje mes pristatėm irgi projektą ir mes nutarėm, kad dalyvausi visi nuo 1 iki 8 klasės, visi klasių komplektai su savo auklėtojais. Jie perpranta visą tai per veiklas ir žinoma, 100% niekad negali perprasti. Daug dievė 60-70% vaikų mokyklos visą tai suvoks, įsijungs, nes tikrai paklaustas vaikas jis jau žino, aha, mes klasėje darėm dėžutę ir mes dabar taupom tą popierių, žinom, kaip tai daryti. Mes ten stilizuotą medį kūrėm ir mes ant jo kabinsim ten tą ir tą. Ten vikšrai. Kilimas. Tik batas, o žmogaus nėra? Dinga. Nuo veiklumo visuomenės viskas ir priklauso. Jeigu mes visi pasyvūs, juo labiau Lietuvoje gyvenant, kai toks klimatas pasyvus, kaip aš juokauju, žmonės pasyvus darosi. Ir labai sakau, man Andriaus Užkalnio iš tikrųjų tos mintys patiko, sako, laužą pradėkim kur sausom malkom, o po to ir šlapiaus įsidegs. Kaip jie noriai sodino, kaip jie noriai dirbo, nereikia raginti, nereikia skubinti. Ir ten berniukai ypač tai labai stengiasi. Ir jie paskui ir laistyt, kai ėjo, tai tie patys. Mes norim, mes, kur mes sodinom, tai mes ir laistysim. Mergytės, kas kim? Palaukit, kad tiesiai dar pasukam, kad būtų tiesiauma. Tai tie vaikai, kurie turi patirtį ir ko gero esą dirbę prie namų, individualių namų ar soduose, tai jie viską praktiškai žino, kiek iškasti, kaip tik tai tiesumą mums reikėjo pareguliuoti. Pirmiausia, mūsų tikslas tai ir yra skatinti atsakingą vartojimą ir tiesiog mokyti, puoselėti, saugoti, tausoti, galų galę suprasti mūsų supančią gamtinę aplinką. Čia yra esmė, o tos visos smulkios ir didesnės veiklelės sąmoningai ar netgi pasąmoningai vis tiek lieka vaikų galvose. Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos mokiniai taip pat neabejingi aplinkosaugos temai. Jie nutarė sutvarkyti mokyklos aplinką bei čia įkurti žaliasias klases. Esu Rūta Jackūnienė, dėstau mokykloje gamtą. Sugalvojame sutvarkyti savo mokyklos tokį kaip ir užmirštą kampelį, kadangi mūsų mokyklos teritorija yra didelė ir čia jau žiūrime, kad pradėjo kauptis šiukšlės ir su mokiniais nusprendėme jį pagražinti, pašvarinti ir įrengti čia žaliasias klases. Tai čia daugiausia čipsų pakeliai, limonado
buteliai energetinio gėrimo, va matote, sulčių. Čia daugiausia yra organinės šiukšlės, čia lapai iš mokyklos pilami, bet jie atvežami su maišais, tai yra blogai. Iš tikrųjų, tai mes jau seniai šitą gvildenom problemą, kad nėra tiesiog kur pasidėti Garliavoj. Tai yra gatvė, parduotuvės, namai, pastatai, bet jokio parkelio, jokios visai vietos, jokio suoliuko. Ir iš pradžių galvojame pasimti didesnį sklypą prie parduotuvės, bet pasitarę su seniūne, nusprendėm, kad geriausia būtų pasirinkti mokyklos teritorijoje, nes čia žinom, kad mūsų yra sklypas ir žinom tiksliai, ką galime su juo padaryti. Mane šita iš tikrųjų idėja veža, nes aš seniai svajojau, kad Garliavoje atsirastų tokia vietelė, kurioje galėtų rinktis jaunimas, kuriame galėtume mes praleisti savo laisvalaikį. Tai dėl to labai nudžiugau, kad atsirado tokia mintis, idėja ir prie jos prisidėsiu, kiek galėsiu. Nepūna vaikai, kas ne kompostas, turime surinkti. Bet tai reiktų kokio vieno maišo, kad jį... Na, susirinko savanorių komanda mokyklos, kuri nutarė baigti tvarkyti sodelį. Ir dabar šiuo metu mes ten turėjom tokios komposto krūvą, tokia jinai buvo nelabai vien komposto, kadangi buvo ir šiukšlių joje primesta. Tai dabar truputį rūšiuojam tas šiukšlės, kurios nepūna, ir iš komposto bandom suformuoti kalnelį, kurį apsodinsime saulutėmis, kad kažkiek tai būtų tokių žydinčių gėlių. Pas mus sodelį ne vien tik žaluma. Taip pat grafiti komanda piešia užrašą "Būk eko žmogus", kad mūsų tie pastatai neatrodytų tokie pilki ir nykus ir tokia jaunimo susibūrimo vieta būtų kažkiek tai žaismingesnė ir spalvingesnė. Gal džiugesys, kad tu padarai kažką ne dėl savęs, o dėl kitų, dėl to, kad ne tik tu džiaugsis, bet ir kiti džiaugsis. Kai kiti bus laimingi, tai ir pats gal bus laimingesnis. Gražėja viskas ir jau ir su vaikais kalbam, vaikus traukia ateiti čia, nes iki tol tai čia buvo sąvartynas, ten buvo sąvartynas ir tiesiog nemalonu čia buvo užeiti iš tą kampą. Jau va, pilietiškumo mokytojas sakė, antradienį pamokas turi, jau čia tikrai oras geras ves. Tai kas yra Respublika? Respublika esame mes. Bet aišku, mes viską kūrėmės nuo savęs, reikia pradėti vien nuo savęs. Ir iš tikrųjų reikia augti. Idėja gimė nuo kelių žmonių, dabar visą tai apima visą mokyklą. Manau, padarysim parkelį, tai išaugs iki visos Garliavos bendruomenės. Anykščių mokiniai įsitikinę, jog viena didžiausių socialinių problemų mūsų visuomenėje – korupcija. Kovodami su šia opia problema, jie surengė plakatų konkursą "Moksleiviai už skaidrumą" ir įgyvendino pilietinę iniciatyvą "Vokai laiškams, o ne pinigams". Visi žmonės nori, kad jiems būtų geriau, jie nori, kad tiesiog jiems būtų lengviau ir galbūt kartais pasirinkti tą blogą kelią, tokią kaip korupcija. Tai jiems atrodo yra teisingiau, nors iš tikrųjų tai yra neteisinga, bet jiems tai yra geriau. Tai man atrodo, korupcija yra jau labai senai, jinai iš tikrųjų jau vyrauja ir ne tik Lietuvoje, aš manau, ir kitose šalyse, galbūt tik vienur daugiau, o kitur mažiau. Pasirinkom šitą temą korupciją, todėl kad iš tikrųjų jinai yra opi Lietuvoje. Jos tikrai yra visur, manau, kažkokia dalelė tai tikrai yra. Ir labai daug visokiose sistemose. Visi kaip ir žino, kad tu duodi kyšį daktarui. Jeigu tu jo neduosi, tu gali tikėtis, kad, tarkim, tau bus skirta mažiau priežiūros ar kažkas tokio.
norinčios tiesiog gauti geresnį gydymą ar labiau, kad jomis rūpintųsi, tiesiog duoda tos vokelius ir galvoja, kad jeigu jos duos pinigus, tai daktarai jomis geriau rūpinsis. Va tokias mokinių, žmonių paprastų vykdomas akcijos, kaip mes darėm, gali kažkiek tai įkrėsti proto, bent jau kai kuriems valdininkams, kad jie taip nesielgtų. Kai kurie valdininkai, kurie sėdėjo savivaldybėje ir jeigu mus pamatė, manau tikrai kai kurie suprato, kad jeigu mokiniai tai domisi, reiškia, tai nėra labai gerai. Gal kai kuriems ir įkrėtė proto, bet nemanau, kad visiems. Tai va, iš tikrųjų, manau, ir daro poveikį, nes moksleiviai ir šiaip žmonės pagaliau ima suprasti, kad, pavyzdžiui, ir duoti tą vokelį daktarui yra blogai. Galbūt tau atrodo, kad tas daktaras bus malonesnis, bet iš tikrųjų tai nėra gerai, nes jis gauna savo atlyginimą ir galima sakyti, jis net neatlieka savo pareigos, jeigu jisai, tarkim, paima tą vokelį ir ateina geros nuotaikos, o jeigu ten jam neduoda to lapelio, jisai ateina ten, žodžiu, visas supykęs ar nemalonus. Tai ginčiuosi su viena pažįstama labai ilgai. Žodžiu, jinai sako, kad sumokėjau ten tiek ir tiek daktarui, nes reikėjo ir ten gulasi į ligoninę ir taip toliau. Ir, žodžiu, aš klausiu, kodėl? Taigi, gydytojas kaip ir gauna algą už tavo gydymą. Sako, kaip tai kodėl? Tai jeigu bus kokia operacija, tai, bet tai mane į geresnę palatą gal perkels, gal daugiau ateis sesutės pažiūrėti. Ir taip aš galvoju, bet palaukit, kodėl gydytojas, kuris pagal Hipokrato priesaiką iš vis turėtų padėti visiems žmonėms? Kodėl tai yra skirstoma lik ir sluoksnius? Jeigu tu gali sau leisti duoti kyšį, tu lik tai užsitikrini savo geresnę padėtį. Tu naudojasi tuo, kas tu esi. Tai kažkaip diskusija mūsų užsibaigė to, kad vis tiek abidvi nesutarėm. Galvojam, pavyzdžiui, ligoniniai reikėtų susitarti ir pakabinti mūsų stendus prieš korupciją, kad galbūt jie susiprastų, kad tai yra, kad jie pajustų tą gėdos jausmą, nes tai iš tikrųjų yra gėdinga. Gal susimastys, kad iš tikrųjų jų pareiga yra gydyti žmonės ir nesvarbu ten, ar jie duoda kažkokius kyšius ar neduoda. Kiekvienoje tautoje, kaip ir pirmas sakiau, yra ir kažko gero, ir kažko blogo, tie žmonės maišosi, bet labai dabar pastaruoju metu dažnai atrodo, kad ta tamsioji pusė yra užgulusi. Bet manau, čia toks dalykas, kuris greitai keičiasi. Reikia bandyti iš to liūno kažkaip lipt, kapstytis ir kad su nauja karta bus ir nauji pasikeitimai. Sunki kova, nes iš tikrųjų pagalvojus, korupcijos yra daug, tikrai daug. Ir jos yra skirtingos, ten ir skirtingose šakose ir iš tikrųjų kovoti su jais yra sunku. Bet jeigu prie mūsų prisijungia dar kažkas ir galbūt po kažkiek metų mes turėsim labai daug žmonių, kurie bus nusistatę prieš korupciją ir kurie stengsis tą korupciją panaikinti, tai mes galbūt padarysim kažkokią tai rezultatą, po kažkiek metų gal jis matysis labai ryškus, tai vat mes ir stengiamės tą padaryti.